Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto absolventė bei Švento Tomo Moro klubo narė Emilija Karčevska pasidalijo 7 Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II pamokomis jaunam žmogui. Pranešimas Iki mėnulio ir atgal, Karolio skrydis, skaitytas studentų ateitininkų rudens akademijoje, Jūs patys esate bažnyčia. Šventasis popiežius Jonas Paulius II. Mano įvadinė paskaita pavadinta Iki mėnulio ir atgal, Karolio skrydis. Ir iš tikrųjų Karolis Voityla ir vėliau popiežius Jonas Paulius II, jis nėra išskridęs į kosmosą, bet yra skaičiuojama, kad per 132 šalis jis yra aplankęs 900 miestų ir vietovių, o suskaičiavus visą atstumą jo skrydžio gaunasi per 1,16 milijonų kilometrų. Kas reiškia, kad tai galima įsivaizduoti, kad tai yra tarsi 3 skrydžiai iki mėnulio, nes atstumas nuo Žemės iki mėnulio yra 384 tūkstančiai kilometrų. Ir toks jausmas, kad popiežius Jonas Paulius II, jisai išskrido į mėnulį, grįžo pas mus ir dar kartą mus kviečia skristi 3 kartą su juo, sekti pėdomis jo mokymų, kurį jis yra mums palikęs. Ir kas buvo tas jo mėnulis? Tai iš pradžių tikrai tai yra dieviška tiesa, kurią jisai atrado, apie kurią jisai rašė savo 14 enciklikų, apaštališkose laiškuose, per 1000 generalinių audiencijų, apie kurią kalbėjo. Taip pat jo mėnuliu galima pavadinti meilę žmogui, kuriuo giliu supratimu ir rūpesčiu jis pasižymėjo. Tai buvo pirmasis popiežius įžengęs į sinagogą Romoje, o judėjus pavadinęs vyresniaisiais tikėjimo broliais, peržengęs liuteronų bažnyčios slenkstį, o 85 metais piligrimystės Maroke metu jis kalbėjo 2 milijonams susirinkusių musulmonų. Kaip jau minėjo arkivyskupas, jis buvo iniciatorius pasaulio jaunimo dienų, iš kurių vienose iš gausiausių Filipinuose, Maniloje, mišiose susirinka per 4 milijonus jaunuolių. Tačiau jis neapsiribojo tais milijonai kilometrų ar milijonais žmonių, kuriuos jis sutiko, nes viename iš susitikimų su kaliniais metu jisai jiems sakė, kad aš nuoširdžiai trokštu išgirsti kiekvieno iš jūsų asmeninę istoriją. Ir jam buvo svarbus ne minios žmogus, o kiekvieno žmogaus širdies gelmė. Ir gali būti keista, kad akademija apie Joną Paulių II rengia žmonės, kurie nėra susitikę su juo. Galbūt mes gimėme net vėliau, negu jis lankėsi Lietuvoje. Ir iš kur tas domėjimasis juo, juk mes tarsi šiek tiek prasilenkėme laike. Ir kaip jis gali suprasti mūsų tą širdies gelmę. Tačiau savo paskaitoje, įvadinėme pranešime, aš labai iš tikrųjų norėčiau su jumis pasidalinti tomis pamokomis, jų bus 7, kurios mane įkvepia žvelgiant į popiežių Joną Paulių II. Bet prieš pradedama tą pirmąją pamoką, labai norėčiau irgi pasidalinti tuo tokiu mažu liudijimu, kad iš tikrųjų prisiminimai apie Joną Paulių II iš vaikystės yra tokie vieni labiau migloti per Velykas ir Kalėdas, iš Urbi et Orbi sveikinimų, kai jis kreipdavosi lietuvių kalba ir tada žvelgiant šeimoje reikėdavo visiems tyliai suklusti, nurimti ir tiesiog susitelkti, išgirsti tos lietuviškai sakomus žodžius, kas atrodė neįtikėtinai svarbu. Ir kalbėdamas lietuvių kalba jis tikrai norėjo išreikšti tą tokį artimumą lietuvių tautai. O antrasis atsiminimas yra įdomu, kad ir arkivyskupas minėjo Jono Pauliaus II laidotuvės, nes jis yra būtent iš 2005 metų balandžio mėnesio.
laidotuvių mišios buvo transliuojamos mūsų mokyklos aktų salėje. Ir nors mokykla, kurioje aš mokiausi, aš tuo metu buvau trečiai klasiai, ir mūsų mokykla nėra katalikiška, bet buvo nuspręsta, kad į laidotuvių transliaciją gali ateiti visi moksleiviai, mokytojai, ir iš tikrųjų aktų salė didelė, ir atėjo tikrai keli šimtai žmonių stebėti tą transliaciją. Bet kas dabar yra irgi aktualu, mes ėjome su mama, nes jinai yra mokytoja toje mokykloje, mes atėjome su ją dviese. Ir jinai nenorėjo likti stebėtoje, jinai norėjo dalyvauti toje transliacijoje, tai reiškia atsistoti, atsakyti garsiai visus atliepus, giedoti psalmę atliepiamąją, muštis į krūtinę. Ir tuo metu, kai visi aktų salėje tiesiog ramiai sėdėjo, aš buvau priversta irgi stoti kartu. Aš jaučiau tokį nepatogumą, tai buvo didelis, tikrai tai buvo toks išbandymas, nepatogumo, gėdos jausmas. Ir ką aš atsimenu, kad mes per pamokslą, mes susirinkome daiktus, išėjome iš aktų salės ir jau grįžome baigti transliaciją stebėti namuose, nes tiesiog pagalvoti, kad dar reikės klauptis, toje aktų salėje buvo tikrai sudėtinga. Ir man nuo vaikystės, aš tiesiog atsimenu tą, kad atrodo visa ta aktų salė jau nuo didelio ekrano, kurį mes žiūrėjom, tiesiog žiūri į du tos balsus atsiliepiančius. Ir man buvo tikrai labai keista, kuo svarbus Jonas Paulius II, kodėl buvo taip svarbu stebėti tą transliaciją, joje dalyvauti. Ir kodėl reikėjo mano tokios vaiko aukos ir pastangų, kodėl negalima buvo elgtis paprasčiau ir likti tiesiog stebėtojų. Ir iš tikrųjų tai žadino smalsumą ir norą domėtis Jonu Pauliumi II. Ir pirmoji pamoka, su kuria turbūt atrodo labai taip, ką čia labai tokia nuvalkiota, bet man labai brangi, kurios mokosi iš Karolio Voitylos, jinai yra gerbk savo tėvą ir motiną. Nes popiežius gimė prieš 100 metų Vadovicuose ir jis buvo trečias gimęs vaikas Voitylų šeimoje, Emilijos ir Karolio Voitylų šeimoje. Prieš 4 metus jiems gimstant buvo gimusi dar sesutė Olga, tačiau ji mirė išgyvenusi vos kelias dienas. Ir popiežius Karolis Voityla, jisai turėjo tik vyresnį brolį Edmundą, 13 metų vyresnį brolį. Ir Emilija Voityla, jai gimė antrasis sūnus, jai buvo 36 metai. Ir kaimynė, kuri gyveno su šia šeima viename name, jinai atsimena, kad yra likęs tiesiog jos pasakojimas, audio įrašas, ir jinai prisimena, kad jų namas yra Vadovicuose, tokias žvelgiantis į Turgaus aikštę. Ir jinai prisimena, kad aš stebėjausi šitą 40-metę moterimi, kai jinai išeidavo su vežimėliu, taip myluodavo tą vaiką, čiučiuodavo jį ten, vis imdavo jį ant rankų. Aš pati asmeniškai bardavausi, nes jinai jį per daug lepina, kas išaugs iš jo, kad bus labai išlepęs vaikas. Tačiau jis tą motinos rankų meilę, jis galėjo ją justi 9 metus, nes vėliau susirgusi jo mama mirė. Jo brolis Edmundas, kuris buvo gydytojas ir būdamas 26 metų amžiaus, mirė užsikrėtęs nuo paciento, paliko Karolį su jo tėvu, Karoliu vyresniuoju. Ir Karolis vyresnysis, Karolio Voitylos tėvas, jis buvo Austro-Vengrijos imperijos karininkas, vėliau nepriklausomos Lenkijos kariuomenės leitenantas. Jis labai rūpinosi sūnumi. Ir kas yra įdomu, kad Karolio Voitylos bendraklasiai prisimena iš mokyklos laikų, kad Karolis labai daug praleisdavo laiko su tėvu. Kad jis iš tikrųjų labai daug kalbėdavosi su tėvu, skaitė knygas, kad tėvas juo labai rūpinosi. Jis buvo tokio tvirto charakterio ir labai rūpinosi berniuku, mokė jį kalbų, kad prisimena, kad Karolis jau paauglystėje jis galėjo vokiečių kalbą skaityti Goetę, Šilerį.
kad jiedu labai kalbėjosi, vaikščiojo į kalnus. Daugelis perskaitytų dalykų viską aptardavo su tėvu. Tačiau giliausias dalykas, apie kurį jau išrinktas popiežimis prisimindavo, kad tėvas jam buvo ypatingo pamaldumo pavyzdys. Ir Karolis prisimena, kad kartais ir naktį prabudusi tėvą matydavo besimeldžiantį, suklaupusi ant klaupto. Ir tokiu būdu jis įvardė, kad tėvas buvo visiškai atsidavęs maldos vyras. O mano namai buvo pirmoji seminarija, kurią išėjau. Vėliau sakys Jonas Paulius II, prisiminęs tėvo pavyzdį. Įdomu tai, kad kiekvieną rytą Jonas Paulius II iki pat mirties pradėdavo šventos dvasios maldą, kurią išmokė jo tėvas. Prisimenama, kad tiesiog po motinos mirties berniukas tapo ministrantu ir tėvas kartą jį subarė, kad jis yra nerūpestingas, išsiblaškęs, sako, tu per mažai meldiesi šventai dvasiai. Ir jis išmokė maldos, kurią popiežius meldėsi kasdien ryte. Ir tik 2004 metais ta malda buvo rasta, užrašyta jau senyvo ligoto žmogaus ranka. Ir tai malda šventai dvasiai. Jis taip pat šventai dvasiai, jau būdamas popiežiumi, skyrė ir encikliką. Ir vienas tokių ypatingų momentų, kurį prisimena ir Stanislavas Dzivišas, Jono Pauliaus II asmeninis sekretorius, tai yra bene paskutinė jo malda prie tėvų kapo 2002 metais, jam lankantis Krokuvoje, atidarant Lagiernikų šventovę, buvo galimybė nuvykti į kapines ir pasimelsti prie palaidotų tėvų kapo. Ir kadangi tai buvo 2002 metai, popiežius buvo silpnas, asmeninis sekretorius jam padavė žvakę, kad jis ją uždegtų. Ir sako, jūs uždekite žvakę, o mes ją tiesiog pastatysime ant kapo. Tačiau popiežius nesutiko, jis norėjo išlipti iš automobilio ir pats nueiti prie to kapo. Ir Stanislavas Dzivišas tiesiog, jis atsimena, sako, tai buvo neįtikėtinai įspūdingas momentas, kai tikrai popiežius rodė didžiulę pagarbą, meilę ir dėkingumą savo tėvams. Ir šis jo prisiminimai apie tėvus ir šis momentas turbūt kartais ragina išeiti iš tokio emocinio sentimentalumo, tokios kartais atrodo nenoro parodyti tą meilę ir dėkingumą, bet iš tikrųjų tai turbūt yra pamoka jausti dėkingumą tiems žmonėms, kurie mums kalbėjo apie Dievą ir jį liudijo. O antroji pamoka, kurią užrašiau, kad nežinai, ką daryti, tai eik melstis. Jo klasės draugai, vienas iš jų 100 metų mirė šią savaitę, toks Eugenijus Žmuros, jisai prisimena, kad Karolis jau gimnazijoje mokydamas, jis buvo labai mielas širdingas, nuoširdus, komunikabilus vaikas, jaunuolis, paauglys, bet turėjo kažkokį savitą neperprantamą išskirtinumą. Ir didžiausia jo dorybė buvo gilus maldingumas. Ir jis prisimena, kai kartą užtiko Lioleką, taip Lioleką vadindavo jo tėvai ir draugai, Vadovicuose užtiko Lioleką tiesiog gulinti kryžiumi Vadovicų bažnyčios koplyčioje ir tai paliko tokį keistą įspūdį, kad jis taip su tokiu atsidavimu meldžiasi. Ir tiesiog čia irgi galima susimastyti, kiek reikia kartais drąsos, tokios saviįveikos, tam maldingumui rasti maldai laiko. Ir vienas iš tų tokių irgi prisiminimų apie tai, kad pats popiežius buvo maldos žmogus, irgi kalba ir dalyjasi Krokuvos arkivyskupas emeritas Stanislavas Dzivišas, kuris praleido su Jonu Pauliumi II virš 30 metų.
Ir jo dažnai labai klausia, jūs šitiek arti ir tiek laiko buvote šalia šio nepaprasto švento žmogaus. Papasakokite, kažkokius jo bruožus, išskirtinumus. Jis yra kamantinėjamas. Ir jisai sako, pirmiausia, ir ką aš visą laiką sakau, kad popiežius Jonas Paulius II jis kiekvieną laisvą akimirką jisai skirdavo maldai. Jeigu jis turėdavo laisvą akimirką skrydžio metu lėktuve, akimirką tarp susitikimų, jis eidavo ir melsdavosi. Ir jeigu, taip sako, tai buvo žmogus ne, kuris permastydavo dalykus, bet kuris persimelsdavo dalykus. Ir kartais tiesiog prisimenama, jog vyskupų susitikimuose, kai būdavo kažkokia diskusija ir nebuvo randama galbūt bendro sutarimo, sako, čia dedam pauzę, eikime pasimelskime, ir grįšime rytoj aptarti dalykų, kad malda tai būdavo jo susivienijimas su Kristumi akimirką, kad jisai visus savo sprendimus pradėdavo kreipimusi į Kristų ir taip pat tai liudija ir Dievo įtraukimą į savo reikalus ir rūpestėlius savo gyvenimą. Ir ta antroji pamoka tikrai yra prieš kažką sprendžiant, reikia ne tik permastyti dalykus, bet persimelsti. Trečiasis dalykas, ko gali mokyti ir apie ką priminti Karolis Voityla, tiek reikia laiką skirti pomėgiams, brangiems dalykams. Ir čia ne tik apie tas kremo pyragėlis, kremufki, kurias jisai minėjo, kai lankėsi Vadovicose, bet jam iš tikrųjų skirdavo laiko savo draugams. Tiems žmonėms, su kuriais jis mokydavosi gimnazijoje, jie sako, jie nekartą vyko į Romą su juo susitikti, kai turėdavo galimybę ir jis viešėdavo Lenkijoje taip pat. Jie susirašinėdavo laiškais, net keliasdešimt laiškų parašydavo savo gimnazijos ar jaunystės laikų draugams. Ir vienas iš tų jo tokių aistrų dar iš vaikystės pasakoja, kad jo brolis Edmundas jį išmokė žaisti futbolą. Ir yra tokios juokingos nuotraukos, kadangi brolis buvo 13 metų vyresnis už Karolį. Tai yra tokia nuotrauka, ten turbūt, nežinau, vietinė futbolo komanda ir jaunuoliai, ten, 16-17 metų, ten turbūt ir tas brolis Edmundas ir tada berniukas toks mažiukas, Karolis, jo jaunesnis brolis ir sako, dažnai tas Edmundas tiesiog jį pastatydavo kaip gyvas stulpelį riboženklį futbolo aikštėje, bet tiesiog jis sekdavo ir turėjo irgi tą labai tokį gražų ryšį su broliumi. Ir pasakoja, kad tas pirmosios jo išvykos į kalnus, didžioji turbūt Jono Pauliaus II yra, jos irgi vyko iš pradžių su broliumi Edmundu ir tėvu, ir jo tėvu. Ir kalnai apskritai tas išvykos žygiai, slidėmis, baidarėmis, visa tai jam buvo toks širdies gryninimo momentas, taip pat poilsio, atgaivos momentas. Keliaudamas po kalnus, jis taip rašė, jog šlovindavo Viešpatį ir jautėsi esąs arčiau Dievo, pakilęs virš kasdienės buities. Jis savo pačia esatimi tenai, būdamas tarp tos gražios kūrinijos, tarp kalnų, jis tarsi pats pašventindavo tas vietas. Ir įdomu tai, kad jau per pirmuosius savo kaip kunigo vikaro metus jisai subūrė jaunuolių grupę, kurią pavadino Šedoviską arba aplinką, o jie jį vadino dėdę. Ir šis slapyvardis jie liudija, kad labai padėjo jam nebūti taip lengvai susekamam saugumo tarnybų, kad ilgą laiką agentai tiesiog jiems buvo sunku iššifruoti, apie ką jaunimas tarpusavyje šnabždasi, kalba vujak, ką jie taip vadina, nes tuo metu keliauti su kunigu jaunimui tiesiog nebūtų buvę leista. Kai jisai apsistodavo kažkokiose tiesiog kalnų vietose nakvyniai, tai irgi visur būdavo prašoma vadinti jį vujaku, dėdę. Ir
teko tikrai tokia nepaprasta galimybė susipažinti su dviems žmonėmis iš tos jo aplinkos, kurie rūpinasi, kad tie kalnų takai Tatruose, kad jie būtų pažymėti kaip popiežiaus maršrutai, popiežiaus trasos. Ir dabar tai, aišku, jau yra vyresnio amžiaus žmonės ir jie tiesiog su tokiu pasigėrėjimu prisimena tuos susitikimus su kunigu Karoliu Voityla ir kalbėjo, jie dalyjasi, kad jis kalbėjo apie viską išskyrus politiką, kad jis atmetė bet kokį ekonominį ar politinį aiškinimą apie žmogų, bet jis labai kalbėjo apie tai, su kuo susiduria tas jaunas žmogus, apie tai, kaip priimami sprendimai, kaip kuriami santykiai, kaip formuojasi žmogus, kaip suprasti etiką ir moralę. Jis tiesiog kalbėjo tai, kas tuo metu jaunam žmogui buvo labai aktualu. Ir taip pat popiežius jau popiežiumi tapęs, tai buvo vienas pirmųjų popiežiumi, kuris reguliariai planavo atostogas. Ir atostogas jam buvo toks tylos, susikaupimo, ramybės laikas. Todėl ta trečioji pamoka, turbūt, kuri mums kartais tokiems užsiėmusiems, visur lekintiems gali būti svarbi, tai yra priminimas apie tą tylos ir ramybės laiko būtinumą. Kad tą laiką mes galime išnaudoti kaip susitelkimo, sustiprėjimo laiką, ir turbūt jį galėtų mus mokyti tokios drąsos atsitraukti, gražėtis kūrinyje, nes to gražėjimuose visų, kas mus supa, jokia kaukė negali paslėpti, reikia žvilgsnio ir noro tą grožį pamatyti. Ketvirtoji pamoka, turbūt man tikrai tiesiog susipažįstant su Karoliu Voityla buvo neįtikėtina, tai apie sunkaus fizinio darbo atnešamą dvasinį grynumą ir irgi ugdymą. Būdamas 18 metų, jis iš Vadovicų su tėvu persikėlė į Krokuvą ir įsikūrė Dembnikuose, tokiame Krokuvos regione, kur praleidžia 6 metus. Ir pirmus metus jisai studijuoja lenkų filologiją Jogailaičių universitete, tačiau po metų prasideda Antrasis pasaulinis karas ir tam, kad jis nebūtų išvežtas į darbo stovyklą nacistinėje Vokietijoje, jis įsidarbina cheminėje Solvay gamykloje ir jisai turėdavo, tiesiog buvo akmens kaldys, nes šiek tiek už Krokuvos, kur buvo įsikūrusi ta gamykla, tenai buvo uolas ir darbininkų paskirtis buvo tas uolas sudėti aplink dinamitą, sprogdinti tas uolas, tada smulkinti jas, vagonėliais vežti į gamyklą, iš kur būdavo jau gaminamos cheminės medžiagos naudotos karo tikslams. Ir tai buvo labai sudėtingas darbas, nes vienas dalykas, ir jisai pats atsimena, kad per tą darbą buvo žuvęs vienas žmogus, nes tas uolas jos tiesiog sprogdavo, tas akmuo dinamitu buvo susprogdinamas ir tai buvo labai sunkus fizinis darbas, nes jis nuolat turėjo tiesiog tašyti tos akmenis, juos smulkinti, krauti. Ir jisai iš tikrųjų yra žmogus, kuris gerai suprato fizinio darbo svarbą. Ir jis jautė didžiulę pagarbą ir dėkingumą visiems žmonėms, dirbantiems bet kokį darbą. Ir net ir fizinį darbą, ir tą laiką dirbdamas tenai, jis išnaudojo tikrai tokiam dvasiniam augimui. Tuo metu, dirbdamas tenai, Dembnikuose, jis susipažino su siuvėjumi, kuris buvo pasaulietis, su Janu Tyranovskiu.
Ir Janas Tiranovskis, tai tikrai yra Dievo tarnas, yra perdėta beatifikacijos byla. Jisai tapo pirmuoju Karoliu Voitylos dvasiniu vadovu ir jis tiesiog pastebėjo, tuo metu Karoliui Voitylai buvo 19-20 metų ir jis jaunuolį pasikvietė arbatos, duoda skaityti jam gerų knygų ir pakviečia tiesiog žymėtis, kiek jis kam skiria laiko, vesti darbotvarkę tam tikrą ir kartą per savaitę 1 valandai ateiti pokalbiui, papasakoti, ką perskaitė, kaip praėjo savaitę. Ir tai buvo toks vidinio gyvenimo kursas, savęs disciplinavimo kursas, kaip įsimenam. Ir iš to pasauliečio dvasinio palydėjimo grupelės, kurie priklausė 14 jaunuolių, išaugo net 11 kunigų, tarp jų ir Karolis Voityla. Ir jisai prisimena, kad Karolis Voityla, jau popiežius Jonas Paulius II savo knygoje Dovana ir paslaptis prisimena, kad iš Jano Tiranovskio išmokau elementarių darbų su savimi metodų, kurie atėjo anksčiau, nei ėmiau studijuoti seminarijoje. Jisai tikrai prisimena, kad ir kitiems tos grupelės jaunuoliams jisai prisistatydavo kaip jaunuolis, kuris nori būti aktoriumi. Ir apie kunigystę net negalvojo. Šituo laikotarpiu labai svarbi buvo tokia gyvojo rožinio grupelė, kuriai, kada kunigai saleziečiai buvo išvežti į koncentracijos stovyklą, liko daug jaunuolių parapijai, kuriais reikėjo rūpintis. Ir tiesiog Tiranovskis pasiūlė Karoliui Voitylai paimti 14 jaunuolių grupę ir vesti tą gyvojo rožinio maldos grupelę. Ir kartą per savaitę su ta 14 taip pat susitikti, aptarti dalykų. Kadangi Karolis Voityla tuo metu dirbo ir buvo labai fiziškai nuvargęs, jisai prašydavo, kad vienas jaunuolis jį vestų į darbą ir palydėtų, ir tada jie valandą iki darbo pėsčiomis jie galėtų aptarti dalykus. Ir tada, o kitas jį pasitiktų grįžtantį iš darbo ir tada grįždamas namo su kitu galėtų aptarti dalykus. Ir rašoma, kad bendravimas su tais vaikinais Karoliui buvo tarsi Koperniko atradimas, kad tai buvo lūžinis momentas, kad jis gali dvasiškai lydėti tuos jaunuolius, juos ugdyti, kad tuo sudėtingu antrojo karo metu jam tai buvo didžiulė atgaiva. Taigi, ta 4. pamoka susijusi su sunkiu fiziniu darbu moko, kad augti galime bet kuriame darbe. Ir didelio noro dėka galima rasti laiko augimui padėti įkvėpti kitus. 5. pamoka tai yra apie jo pašaukimą. Iš pradžių jam atrodė, kad tai yra teatras ir kunigystė. Jis vaidino pogrindinėme Rapsodijos teatre. Iš teatro jis gavo pamokas apie tokią kalbėjimą, koks turėtų būti balsas, dikcija, koks turėtų kaip lavinti kontaktą su žiūrovu. Taip pat tas dvasinis vadovavimas ir Antrojo pasaulinio karo patirtis jį vedė į tą kunigystės pašaukimo atpažinimą. Ir jisai 42 metais pradėjo mokytis pogrindžio seminarijoje, buvo iššventintas kunigu. Ir įdomu tai, kad jo primicijų paveikslėlis išleistas atminti yra puošiamas Aušros vartų mergelės Marijos atvaizdu. Ir ta 5. pamoka turbūt yra apie tai, kad nors mes turime planus savo gyvenimuose, tačiau reikia palikti vietoms ir pokyčiams tose planuose įvykti, būti atviriems Dievo valiai ir nebijoti, kad kiti žmonės, kuriuos mes sutinkame, gali atnešti pokyčių į tų gyvenimą. 6. pamoka tai tutus tuvus. Atsidavimas Marijai. Jis buvo gilus
kad tiesiog Karolį lydėjęs nuo vaikystės, dar tuomet, kai tapęs našlaičiu, jį tėvas pasiima su savimi į Kalvarijos Zabžidovskos sanktuariumą ir rodo stebuklingą mergelės Marijos paveikslą, sakydamas, štai tavo motina, nuo dabar tu nebesi našlaitis. Ir Karolis Voityla iš tikrųjų pasižymėjo tuo pamaldumu Marijai, tą gyvojo rožinio grupelę, kurią jisai vedė, jam irgi buvo toksai didelis postumis pamaldume į Mariją. Įsimenama, kad jis eidavo miegoti tik sugiedojęs tokią giesmę, Činstakavos Dievo motinai, apelį. Ir įdomu tai susiję ir su Lietuva, kad po išrinkimo popiežiumi Jonas Paulius II nuėjo į Vatikano bazilikos požemį esančią Aušros vartų mergelės Marijos koplyčią ir meldėsi joje. O šis paveikslas Aušros vartų mergelės Marijos yra paveikslas, kuris vaizduoja tarsi mergelės Marijos momentą, kai tą apreiškimo momentą, kai jis sutinka Arkangelą Gabrielių ir sutinka tapti Dievo motinas, pasakydama savo fiat. Ir tai atrodo be galo prasminga, kai paveiksle, kuriame Marija vaizduojama be kūdikio, tas kūdikis jau yra jos ištartame žodyje taip, tebūnie tavo valia. Ir prieš pradėdamas savo pontifikatą, Jonas Paulius II taip pat norėjo prašyti, kad jo tas fiat būtų palaimintas ir mergelė Marija jį globotų. Ir 7. dalykas, nors jau lieka visiškai 2 minutėlės, bet be galo svarbus ir tiesiog būtų nedovanotinas praleisti, tai yra popiežiaus Jono Pauliaus II mokymas ir tiesiog atsigręžimas į Dievo gailestingumą. Ir tai susiję su jo santykių, jo palaikymų, kontaktų, laiškais su tėvu Mykolu Sopočka, su jo iniciatyva pradėti Faustinos beatifikacijos bylą, jos dienoraščio pakartotinį vertimą. Jis gilinosi į Dievo gailestingumą net ir tuo metu, kai šis pamaldumas buvo draudžiamas. 3. tūkstantmetį jis paskelbė gailestingumo žinios tūkstantmečių. Jis pats beatifikavo, vėliau šventąją paskelbė Faustiną, įvedė Dievo gailestingumo šventę, kurios išvakarėse ir mirė. Ir įdomu tai, kad popiežius Benediktas XVI, kuris parašė laišką Jono Pauliaus II 100-osiams gimimo metinėms, būtent gailestingumą pažymė kaip Jono Pauliaus II pontifikato centrą. Jis prisimena, jog tikėjimo mokymo kongregacija, kuriai vadovavo, net 2 kartus atmetė Jono Pauliaus II prašymą peržiūrėti ir įvesti, rasti pagrindimą Dievo gailestingumo sekmadienio šventėje įvesti. Bet Jonas Paulius II prašė ir 3 kartą. Ir tai liudija ir pamoko, kad apie tą tokį nuolankumą priimti atsakymą ne, o kartu, kad jo didelį norą, kad tas gailestingumas stiprėtų. O taip pat jis buvo tas, kuris liudijo tą gailestingumą ir savo pavyzdžių, susitikęs su žmogumi Aliakdža, kuris įvykdė pasikėsinimą į jį. Ir 7. pamoka turbūt būtų ta, kad Jonas Paulius II buvo tas žmogus, kuris ne tik kalbėjo apie idėjas, kad kartais ištariami mūsų žodžiai keičia mus pačius, bet net žodžių neužtenka, reikia gyventi, juos įkūnyti, realizuoti tikrovėje.